Man atrodo, mes dabar biškį pasipiksim. 1,70 m. Man yra biškį pabarabanu. Jo. Danielka Mielka. Sveiki, aš esu Akva ir šiandien slapčia stebėsiu pirmą pasimatymą. Tai manęs laukia 3 etapai. Jų pirmas susirašymas, pirmas skambutis ir pirmas susitikimas, po kurio klausimas, jie eisi pasimatymą ar ne. Pasižiūrim. Tai aš esu Dominikas, man yra 17 metų, esu iš Vilniaus, svajotojas, mąstytojas. Kas tau yra meilė? Man meilė yra, kai tu sugebi bendraudamas su žmogum nusimti visas savo sienas. Tiesiog gyvenu gyvenimo, o kokie gyvenimo dalykai man nutiks, taip aš nugyvensiu tą gyvenimą. Atrodo labai atviras ir nuoširdus vaikinas, tai jam irgi reikėtų tokios švelnios mergaitės. Pasižiūrėsim, kas čia bus. Tai esu iš Kauno, mano vardas Daniela, kuriu savo muziką, groju instrumentais. Kas tau yra meilė? Meilė tai kaip graži muzika, kurią girdi ne ausim, o širdim. Varom paprastai. Sava. Gerai, iš ankstinį nuomonį nesusidarom, tiek to gal. Iš karto prieisiu prie klausimo savo pirmo, tai Rytas ar Žalgiris? Rytas ar Žalgiris? Matos, kad mergytė super menininkė ir iš karto dominuoja vaikinuką, jisai toks kaip ir matėm prieš tai toks biški ramesnis. Tai pasižiūrėsim, ar ne uždominuosiu per daug. Užmetė žvengą. Netikėtas šitas. Jo, parašė netikėtas šitas. Bet aš toks kontroversiškas, truputį pabūsiu. Prašiau, kad man yra biški pabarabanu ant krepšinio. Jo. Tik pažaidžiu, bet neinteres. Klausiau, kas jai, tai dabar žiūrėsim, ar išdavikė Vilniaus bus ar... Ai, aš net nežinau, ar ne Vilniai tai yra. O kas tau? Žalgiris. Aš nesuprantu, kodėl žmonės... Nu gerai, bet čia gal dėl to, kad aš nesuprantu. Vienas kito klausia šito klausimo dėl Žalgirio Ryto, negi? Tai tiek daug nulėmė. Taip va. Gerai, išsiaiškinam, ar Vilnietis. Vilnietis. Drįšiu spėti, kad tu taip pat. Dėja. Iš Kauno jinai. Okei, nu tai čia su Žalgiriu galėjom nuspėti šitą. Kaip atėjai į Kauną žiūri? Geriau nei į Vilnių. Aš kad geriau nei Vilniui. Tai man atrodo, mes dabar biškį pasipiksim. Aš šiaip hateris Kauno buvau baisus. Tas moroziškumas gal biškį labiau įaugęs genus yra. Taip, galiu patvirtinti, taip tikrai yra. Ko apie Vilnių nemėgsta? Čia labai galima paslysti šitą vietą, bet... Mažai lietuvių. Mažai lietuviai. Paklausiu, koks jo ūgis. Tikiuosi, kad ne 1,70 m. Čia yra esminė šito pokalbio dalis. Auč. 1,70 m. Aš visai norėčiau tokio, kad būtų aukštas, o ne tai, kad man maždaug iki peties. Nu ką, turim tokią situaciją, kad panelė biškį aukštesnė už mane bus. Bet svarbu ne ūgis, o smūgis, tai raulinam toliau. Kokią pravardę tau duoda draugai? Prieš 2 metus buvau užsivadinus per Snapchat'ą, tipo Danielka Mielka. Tada mano draugai pradėjo vadinti Danielka Mielka. Žiauriai, tipo, expected, nes jinai sakė, kad jinai iš Kauno, tai labai kažkaip atitinka visą šitą. Danielka Mielka parašė. Vai taip atrodo, į kažkokius konkrečius rėmus sudėda žmogų. Parašysiu, kad minutė liko. Galvo greičiau. Jau pretenzijos, dar net nesustikom, jau mamokite, ar pretenzijas reiškia. Ką, žinau, šiaip žiauriai fainas, bet žiauriai nusivyliau, nes 1,70 m. Aš kažkaip nepajaučiu žmogus. Nežinau, aš kažkaip nelabai linkęs iš karto įdėt va tai va, nes jisai dar toks yra neužbaigtas jam. Yra kažkokie momentai pasimato, bet kas tos momentus dengia, dar nėra aišku. Iš tikrųjų sunku taip kažką pasakyti, nes jie nieko esminio dabar čia nepasikalbėjo. Aišku, ta viena vieta, kad jisai yra žemesnis negu jinai norėtų. Čia tikrai yra tipo kertinis taškas. Tai nežinau, ar pavyks jam išlipti iš viso šito ir sužavėti ją, nepaisant savo ūgio ar ne. Sakyčiau, gal kokie 7 iš 10. Jo, 1,7 iš 10. Kol kas įspūdis tai 5 iš 10, sakykime. Kaunas, buu! O, iš karto. Labuka. Nu, labuka. Labas. Žiūrėk, aš iš karto prie reikalo eisiu. Bičas jau atidirbinėjo ūgį savo, reikia dominuot, klausyk, aš nekėsiu dabar iš karto prie reikalo. Teisingai. That's how I do it. Nu, Gali gerai. man žodžiais nupiešti save. Ne kaip atrodai, bet vat, tiesiog kaip žmogų, kaip asmenybę. Nu gerai, žodžiu. Muzikantė. Muzikantė? Okay. Jo. Ok, jau mano Kauno stereotipas rūko kampe. Dar gerą apie tave. Kuriu muziką. Kokią muziką tu kuri? Nu tai klasikinė žodžiu su instrumentais. Kokiu instrumentu groji? Smuikas koks, ne? Nu fortepijoną tipo.
Jinai jaudinas, jinai matos tikrai, kad jaudinas, nes atsakinėja tipo, po vieną žodį, jisai toks šil, tipo, dominuoja savo vandenyse su savo follow-up klausimais. Pagal kas šitą raundą, jeigu galim tai pavadinti raundais, aš manau, kad jisai laimė. Ok, classy. Aki, ką pasakytum apie save? Ką pasakyčiau apie save? Nu, Sportuoju, dirbu. Sportuoju, dirbu toks rimtas, susikaupęs. ką dirbi? Aš restorane esu padavėjas. Ok, nice. Kaip tu įsivaizduoji tobulą pasimatymą? Ką, aš žinau. Jeigu jau mane pasikviečia į pasimatymą, tai jisai turi būti suplanuotas. O ne tai, kad, tipo, susitinkam ir veikiam kažką, žinai. Ok, aš žinok, panašiai ir įsivaizduočiau taip pat. Man tai tiesiog atrodo idealiai nueiti, prisėsti prie kokio gražaus staliuko, pasėdėti ir pašnekėti. Nu jo, pritariu. Gerai, ką norėtum, kad apie tave žinočiau? Geras klausimas, labai iš tikrųjų niekada nebūčiau pagalvojus paklausti žmogaus šito, duoti progą kitam žmogui, kad jisai save pareprezentuotų taip, kaip jisai nori. Tikrai pasinaudosiu iš to. Kad labiau kickbox. Žiūri, nice, kad, tipo, turi, tipo, sportą savo. Aš šiaip sportuoju, tu pati kažką. Nu, matai, tipo, kadangi pas mane šūlė vyksta iki 6 vakaro, tai aš dabar Iki nerandu 6 tam vakaro? laiko. Ja. Šūlė, iki 6 vakaro. Iki 6 vakaro? Aš irgi turiu tą patį klausimą, tą prasme. Jo, tai aš maždaug keliuosi 5 ryto, nes aš gyvenu užmiestį, tai tam, kad susiruošiau. 5 ryto ir iki 6 vakaro. Jūs išgelbėkit šitą žmogų iš ten, kur jisai dabar yra. Kiekvieną rytą keltis 5 ryto yra man neįsivaizduojama. Ir tada iki 6 prabūnu šūliai, tai toksai, kur, tipo, aš neturiu kur nueiti. 10 metų pralankiau baletą. Čia irgi cool. Ar dytintum savo geriausią draugą? Šiaip ne. Nu, tipo... Bet tu o turi kodėl? geriausią draugą, ne kaip bachūrą? Jo, turiu ir daug. Ok, o gali man biškai pakomentuoti, kaip susidaro tas skirtumas panom? Ar šitas čiuvakas mano geras draugas bus, ar jisai mane kaip bachūras interesuoja? Nu, tai tiesiog, tipo, susitinki, tipo, su čiūžnai. Ir toksai, kur, tipo, jeigu jisai žiauriai juokingas, tipo, jūs žvengia, žiauriai, tipo, suvaibinat. Bet matai, kad, nu, tipo, nu, tai tiesiog, nu, tipo, nu, nevaibini taip, kad, tipo, nu, galėtum, tipo, kad būt pora, žinai. Nu, tipo, aš nemoku paaiškinti, bet jeigu tu žiauriai suvaibini, tu tiesiog tu pats pamatai, ar tu nori kažko rimčiau, ar tu nori tiesiog likti geriausiais draugais, nes tau yra tiesiog žiauriai linksma. Ir tu supranti, kad, tipo, nu, nepaeis tau tiesiog būti po santykiuose. Ok, ta prasme, nelimpat per tą prizmę, ne? Įvardink savo gyvenimo sunkiausią akimirką. Blama, reikia sugalvoti. Nenori pirmas pradėti. Buvo momentas, kai 9 klasėje paliko, kur per metus turėjau 2 tikslus, pereiti į kitą klasę ir pasibaigti antrą pakopą. Ne vienas nebuvo įgyvendintas, pagalvojau, kas čia su manim daros, kodėl aš negaliu achievint dalyko. Bet tuo pačiu ir labai džiaugiuosi, kad tas momentas buvo labai sudėjo perspektyvą. Ok, nice. Gerai, man čia jau kryžius rodo rankom. Jo, man irgi jau rodo. Tai gerai, čia tau pasimatysim. Ciao. Ate. Šiaip pokalbis visai cute, jau buvo labai fainai, kaip ir sakiau, kad bičias dominavo, tai gal biški atsivėrė tą ūgio klausimą. Įdomu, kaip bus, kai realiai susitiks, nes šiaip jie būtų tokie labai mielų veido bruožų, atrodo, kad galėtų mečinti vienas kitą. Jaučiuosi atkėlęs vienas sluoksnis žmogaus. Pusė, ką jis įsakė, nelabai girdėjau. Pasirodo, jinai yra tokia nuoširdį, faina mergaitė. Labai kaip saugęs žmogus kalba, toksai, kur tipo su tėvu dabar bendraučiau. 9. Viskas labai vietai, tvarkoj, turėjome apie ką pasišnekėti. Su tėveliu vertinčiau šį pokalbį 6 iš 10. Nupieškite vienas kitą. Kaip nejauku. Kaip nejauku! Bela, kaip nejauku! Eina savo. Ok, gerai. Ai, tu čia jau? Nu jo, labas. Galvoju, atves. Jis she's a 10, bet siunčia snapą vietoj to, kad parašytų. Aš tai labai nemažinčiau 9. Jo, šiaip jokio skirtumo. Nu bent jau kažką atsiunčia. Šiaip aš iš tikrųjų dar, nes čia apie Snapchatą paklausiau, nelabai suprantu žmonių, kurie dar naudoja Snapchatą. Ta prasme, ką jūs veikiat Snapchat'e? Man toks keistas appsas čia atrodo. Tai jeigu man kažkas vietoj žinutės parašymo atsiųstų Snapchat'ą, that would be weird, tiesiog. Jo, man kalbų žmonės patinka, jeigu nori išsiplėsti, važiuoja. Ja. Pasakykit man, kas nors, taip, prašau, aš žiauriai mėgstu pakalbėti. Man taip pasakytų, realiai, sakyčiau gerai. Gerai. Nesvarbu tas tavo ūgis, pašnekam. O čia dar reikia užsimerkus būtų, ar aš galiu atsimerkti? She's a 10, bet rašo su klaidom. Jokios, nu gerai. Ne, bet aš tiesiog skubu visą laiką, ne dėl to, kad nežinau, kur nors nesdėt.
Priklauso, kokios klaidos. Jeigu žmogus vietoj E deda A ir tu supranti, kad jis tiesiog morfologijos lietuviškai nemoka, tada biški minusus, tada gal mažinam iki 7. Nu, man tai visai tipo kaip ir nieko, nu, bent svarbiausia, kad ne angliškai rašyto. Šiaip biški ikas yra, bet jokio skirtumo 8. Jis she's a 10, bet jis yra žemesnis už tave arba ji aukštesnė už tave. Auč. Auč. Man tai dėl savęs labiau nejauku šiaip, kad pas kitą žmogų taip yra pofik, nu. Gerai, tik dėl solidarumo padarom, kad 9. 7. Lietuvoje gyvenu, ne Prancūzijai. Norėtasi aukštesnė. O prie čia Prancūzija, kame čia? Tai prancūziška porelė, nežinai, kada vyras būna žemas, o kada moteris būna aukšta. Keičia prancūziškas kitas, okei. Jis she's a 10, bet turi priešingos lyties draugų. Tipo, kad trans. Ne. Ai, supratau. Sorry. Aš tai manau, kad dabar mada tokia yra. Visi tarpusavį susimalę, nežino kas yra. Fainiau, jeigu nebūtų, bet tai yra kaip yra, tai iki 8, gal 9 mažinam. Visiškai jokas skirtumo. Paliekam 10. Jis she's a 10, bet heitina ir stumia ant tavo miesto. Ai, man tai. Aš širdį vis tiek žinau, kad Vilnius, nu, jisai tiek pranašumų prieš Kauną turi, viskas yra tvarka, tai aš labai neįsižydžiu, paliekam ant 10. Nežinau, 9, šiaip esu įpratus. Man neįdomu, žinai, kokia tavo nuomonė apie Vilnių, kokia tavo nuomonė apie Kauną, žinai, nu toksai, kur nutipa ne, žinai. Jis she's a 10, bet domisi horoskopais. Mes nesutarsim jau. Mes labai nesutarsim jo šito klausimu, nes, nu, jeigu žmogus jisai labai yra iš šitai nikęs ir jo visas gyvenimo principo vadovavimas jis vyksta pagal šitą prizmę, nu, tai 2, nu. Ok, kadangi esu krikščionė, aš netikiu tokiais dalykais, tai tipo, aš irgi vertinu 2. Džiugu, kad sutarėm. Jis she's a 10, bet žiūri anime. Didelis minusas, nepernešu. Aš anime nesuprantu, žmogaus, kuris žiūri anime, irgi nesugebu suprasti. Nu, tipo, jeigu faina žmogus ir tu nesitikėtum, kad jis žiūri anime, ką padarys? Bet jeigu toks žmogus, kur tu matai, kad jo, jisai, tai labai ryškus 2. Kaip aš džiaugiuosi dabar, kad tu tik žinotum. Eik tu savo, nepernešu žmonių, kurie žiūri anime, tipo. Nu, man jokio skirtumo, tipo, okei, jeigu tau fainai, tai, nu, tipo, ir žiūrėk. Jo, bet jeigu tai paišosi tavo personality ir tu aplink tai pradedi suktis, tai čia jau iš viso yra tiesiog. Nu, tai kokius 4 duodu? Aš 2. Skaudžiai. Aš manau, kad jie gali nueiti paskui deitą. Man kažkaip, labai gražiai čia paskutinis šitas epizodas jų susižiūrė. Apsikeiskite piešiniais. Nice. Gerai, ką atspėjau? Kodėl aš su kašio kamuoliu čia? Todėl, nes, tipo, gal ateityje būsi kačioras. Ai. Nu, tipo, ne. Tai tipo iš mano ūgio, tai tyčia? Ne, žiūrėk. Tu sakai, kad tu laisvalaikį žaidži krepšinę, ne? Ai, nu, okei, supratau. Nu, tai va. Per tavo užkibim, tvarkoj. Tada žalia maikė, ne? Mhm. Tai tipo, kad sakai, kad tipo, ne Rytas, nei Žalgiris, tai jeigu turėsi kilusių abejonių, tai ką, kad tu Žalgirį būtų ir ten tipo Jordanas Butkutės numeriukas, nu tipo Jordana. Okei, čia žiūriu pas tavį idėjų sudėta į lapą. Aš tai ten tiesiog žinok piešiau, nes įsivaizdau, kad stabaliai tu blondinė būsi. Kad tipo gluša? Ne, tiesiog būna, tu kalbi su žmogu ir tu įsivaizduoji, esi brunetas ar blondinas, tai va tai aš įsitikinęs. Nu tai va, arba glušas, arba protingas. Nu, jeigu tu taip drastiškai nori linijas piešti, tada okei, piešiam. Okay. O čia tipo garbanoti plaukai mano? Garbanoti? Ne, dėja. Nu, man neatspėjau. Ir brunetė, aš ne blondinė. Bet aš toks įsitikinęs buvau, kad blondinė būsiu. Nu, bet žiauriai tiktų jie, iš tikrųjų, jeigu aš čia taip galiu išreikšti savo nuomonę, net iš side profilių, tipo, sėdint, jie labai panašus atrodo ir plaukų spalvos mečina viskas ir net kaip apsirengia iš tikrųjų, nu, tipo, taip skersai žiūrint, gražiai atrodo viskas. Galite apsisukti. Eik, tu savo, kaip aš bijau. O jie tas palaukit. Gerai. Gerai. Labas. Jordanas, tai matau, tai tema buvo, ne? Jo, Jordano faina. Gerai, akis slepia jinai. Jau gal 3 kartą pastebėjau per šitą trumpą laiko tarpą. Tai... Ar norėtumėt nueiti pasimatymą? Manau, kad galbūt jinai slepia akis, nes susigėdo biški, o jeigu susigėdo, tai yra geras ženklas ir dabar tipo biški šypsos. Aš manau, kad jie tipo abudu parodys liuksas, kad varo į kitą deitą. Tikiuosi. Bet tipo jinai pati nebuvo pilnai apsisprendus, ant tą suvirpėjimą mačiau, tas nejaukus momentas, kai reikia atsimerkti. Būna. Life. Nežinau, kažkaip labai išsiskiriam.
nes, aš tipo nelabai atsivėriau, nes aš esu šiaip dar kitoks žmogus, žinai, aš esu, tipo, labiau tokia padykus ir, charizmatiška, kur, tipo, žiauriai patinka išdikaut, žinai, nesąmonės daryti ir toksai, kur, tipo, aš jaučiu, kad, tipo, aš savim negalėčiau būti prie tavęs ir aš labai gėdyčiau, žinai, jeigu aš kažką padaryčiau, tai aš todėl, tipo, rodžiau, tipo, žinai. Bet jisai irgi atrodo toks, kur varytų su tavim daryti nesąmonės ir kad, tipo, tu pasakei ne, nes neatsivėriai, bet tavęs klausė apie tave ir tu atsakei po vieną žodį. Tai čia tipo toks kaip ir tavo paslydimas šitai vietai. Nebent yra tikroji priežastis, dėl ko nesutiko varyti į deitą, bet tiesiog nenori pasakyti, nes tas pats žmogus kambarys sėdi. Tai. Kodėl gėdytumės prie manęs? Čia tipo viskas tvarka, aš tai suprantu, bet man įdomu, kodėl tu taip atrodo, kodėl tokį įspūdį sukelia. Nes toksai, man tėvelio, tipo, vaibas mano, tipo, duoda, žinai, ir toks, kur, aš nenorėčiau antro tėvo. Tėvelio vaibas, gerai, aš tai dabar užsirašysiu, po to įdautus tėvelio vaibas duodu. Gerai, džiugu, viens kitą supratom, viskas tvarka. Žiauriai jaučiasi, kad, tipo, skirtingi mes, tiesiog, tipo. Šiek tiek kitaip skaičiau, kad bus, bet buvo taip, kaip buvo. Aš irgi skaičiau, kad biškai kitaip bus. Kad pabendrauti galėčiau pabendrauti, bet žinau, kad žiauriai greitai atsibostų, tipo, toksai žmogus. Kodėl? Kodėl tėvuko vaibas? Nepasakyčiau, kad, paaugliškai, tipo, elgėsi toksai. Kur, tipo, juokingas, bet to pačiu ir labai rimtas būna. Aš įsivaizduoju, kad tėvukas sėdi sodybui, mojoja su Maike namusiu ir, tipo. Aš manau tikrai, kad jisai yra šiek tiek gal rimtesnis vaikinas, o jinai tokia darba, kur ieško, tipo, paišdikaut, which is fine. Šiaip iš šono atrodo, kad jie visai sueito, bet, ką, širdžiai neįsakysi. Būtinai duokit žinot komentaruose, ar jums pavyko išprognozuoti šito pirmo susitikimo baigti ar ne. Taip pat šitam kanale rasit labai daug skirtingo ir įdomaus turinio, tai būtinai nueikit pačekint ir iki pasimatymo kitą kartą.